Lina. Sveiki visi ir jau mūsų 4. laida, tinklalaidė ir šiandieną bus labai karšta tema. Kažkaip tai galvom, tarėmės, kaip čia ką pasakot ar nepasakot, kiek daug pasakot ir visą kitą, tai nusprendėm tiesiog leisim per save, kad visos tos eitų energijos, kad tiesiog informacija ta, kuri turi išeiti, ta išeis, kad ką turi pasiekti, tą pasiektų. Tai tokia buvo mūsų intencija šiandienos ir tiesiog bus apie sąmoningumą, dvasingumą, mokytojus įvairiausius, gurų ir taip toliau. Tai iš tikrųjų ganėtinai laukia karšta diskusija šiandieną. Labai karšta diskusija. Sveiki visiems. Malonu. Tai va, tai žodžiu, pirmiausiai kažkaip tai norėtųsi pradėti tokį apšilimą lengvai ir visą kitą. Šiaip norėjau paklausti, kokios pas jūs, pavyzdžiui, einant visų šitų sąmoningumo keliu ir visą kitą, kokios pas jūs buvo didžiausias tas toksai, kur buvo sakyta, daleiskim kažkas tai negalima arba taip nedaryti, nes neveiks, ar žemai vibruosi, ar ten dar kažką, iš tikrųjų visiškas pasirodė paskui melas. Ar buvo jums tokių įvykių? Oi, buvo. Tai ir vienam kurse buvo, ir kitam kurse buvo. Ėjo, bet tai mano savivertė iš tikrųjų tikrino. Kaip patikra mano pačios savivertės. Nes aš galvoju, kaip tu gali sakyti, tarkim, tokius dalykus žmogui, žinai, apskritai. Nes ne vienas, aukštai vibruoti, yra aukštesnės vibracijos, tikrai taip. Yra tos žemesnės vibracijos, bet aiškinti žmogų, kaip jis turi vibruoti, žmogus pats turi suprasti, kaip jis turi vibruoti. Tikrai taip. Ir kiekviena siela iš viso skirtinga. Pavyzdžiui, vienam yra labai aukšta vibracija, kitam ten gal nei pusė neprilygsta, ne? Jisai ten, pavyzdžiui, gal jo sielos lygmuo iš viso aplamai yra toksai, kiti žemiškos sielos yra, ne? Tai čia ta vibracija iš vis labai individualus toksai dalykas. Visiškai. Ir tų mokytojų nereikia sudievinti. Vadinamų tų mokytojų sudievinti. Tie mokytojai susidievina. Ir visokių niuansų. Tikrai yra ką papasakoti paeiliui. Tikrai taip. Lina, pas tave yra buvę kažkokių tai dalykų, kurių tu anksčiau galvodavai ar darydavai, kad negalima, arba stengdavaisi, kad nedaryti, nes ten nukris kokios vibracijos ar dar kažkas, o paskui pasirodė, kad tai yra tiesiog mitas arba melas. Yra labai daug buvo. Netgi tie patys keiksmažodžiai buvo, nes aš jau vieno tarpo ir keiktis bijojau, pyktis bijojau, nes viskas tai žemai vibruoja ir aš jeigu kažkokia konfliktinė padėtis būdavo ir aš tik tai jau pradėdavau taip blogai jaustis, nes atrodo viskas vibracijos nukrito, viskas neveikia ir to pačiu sėsdavo aišku į baimę. Tai buvo labai daug įvairios patirties. Pas mane toksai buvo kažkaip tai potyris, kad irgi buvo keletą kartų netgi tokių komentarų, ne mano atžvilgiu ir visa kita dėl nagų. Kad negalima turėti nagų, negalima turėti blakstienų ir visa kita. Ir paskui galvoju, tai jeigu žmogus dirba darbą energetinį, kur energijos neturi laiko, neturi sienų, neturi ribų, einam į požemius, einam į maginį pasaulį, einam į ten visus tuos civilizacijas kitas, keliaujam kosmosu į kitas galaktikas ir visa kita. Ir tiesiog išeini už sąmonės ribų, bet nagai trukdo tam daryti. Ta prasme, man šitas, žinokit, buvo kažkoksai visiškas absurdas, aš niekaip nesupratau, dėl ko turi būti tas natūralumas, tas vadinamas tik tai toksai save taip nusiimti nuo visko, žinai, tiesiog nuo turtų, kad, pavyzdžiui, sakydavo, kad turtingi žmonės, blogi žmonės, pinigų negalima turėti, nes negerai, nes tu nedvasingas, reiškiasi, tu turi gyventi maždaug čiut neplikas, ir ten kažkur miške, tu tikras dvasinguolis, tenai sąmoninguolis. O jeigu pas tave yra viskas gyvenime gerai, pas tave geri santykiai, šeima, tu turi, kaip sakant, finansinį stabilumą ir tai jau reiškia, tu turi viską šitą palikti, nes pas tave ego veikia, žinai. Tai šiti visi dalykai man kažkaip tai iš pradžių galvodavau irgi, gal aš čia tikrai netokia, kažkaip tai, žinai, bet ačiū Dievui ir savo protui, kad tikrai nenusėmiau nei aš tų namų, nei dar kažko, man tiesiog jie visiškai netrukdo. Ir aš nesuprantu, kaip žmogus logiškai net nesuvokia, besakant,
gal tu geriau nusimk tuos nagus, nes energetiškai tu stipresnė būsi, aukščiau vibruosi, ta prasme, apie ką tai Ką čia šneka logiškai išvis? vien tik tai, ne? Tai Visiškai. pagalvoji. Ir plaukus dažyti. Negalima plaukų Ai, jo. dažyti. Struktūros keičiasi. Kiek aš matau moterų nusidažiusius, kiek protingų moterų, veiklių moterų, nuostabių moterų. Tai taip. Kaip dabar to moterim ką daryti? Atsiauginti tos plaukus? Prašom, atsiauginkite, jeigu jūs tą jaučiat. Čia nėra problemų. Nejaučiat, kad nori tos nagus turėti. Nusimkit, bet turi išjausti pats žmogus, kad jų Tikrai taip. nereikia, o ne kad kažkas pasakė, kad tai yra Liepia ir kažkas. taisyklę sukūrė, ne? Ir taisyklę sukūrė. Moteris, kuri, tai įsivaizduojat, viskas va šitas nusijama, kuri moteris nori, jai patinka seksualinė energija, taip tik tais. Į apačią. Visiškai ir tas pasitikėjimas savimi, ir tas savivertė Savimi. tokia šiek tiek irgi, aišku, Taip. savivertė neturėtų būti vien tik apie nagus, ne? Bet jeigu, Taip, pavyzdžiui, taip, mano tai faktas, yra taip. ekspresija, ne? Pavyzdžiui, man nagai iš viso yra toksai, man pačiai labai gražu, ne? Ir aš Man kiekvieną irgi. kartą, kai, pasidarau kažkokius tai, kristalus, užsidedu, ar kažkokius Taip. piešinius, ar kažkokį Taip. raštą, ar dar, man pačiai be galo gražu ir mane džiugina. Aš Man irgi va. pasižiūriu ir džiugina mane tiesiog. Mane džiugina, man gražu, man taip gražu. Bet tai kartu Super. geras emocijos savo. Labai. Smagumas, patikimas savo, nes vis tiek tai yra moteriškumas. Moteriškumas. Va, apie moteriškumą, kad jau pradėjai išnekėti, tai iš tikrųjų dar vienas irgi toksai mitas, ane, apie seksualinę energiją ir seksą patį, ane, kad moteris negali, nerekomenduojama turėti posesijos sekso, susilaikyti nuo sekso, dar, kad tenais prisikabina kažkas, kad negalima savo kūno liesti, kad negalima jausti tos seksualinės energijos, tai yra gyvybinė energija, tai yra kūryba. Ir kaip galima sakyti, rekomenduoju nesimylėti mėnesį, 2 ar dar kažką, nes ale kažką tai tu tenais ištaškysi. Ta prasme, visiškai, absoliučiai nesuvokiama. Absoliutiškai. Žmonės santuokoje gyvena, susitinka, kurioje santykius turi, tai ta prasme, tai ir yra variklis, gyvenimo variklis iš tikrųjų. Yra dar tokios irgi praktikos, ir aš žinau tą tikrai, kai moteris ateina menstruacijos, tipo praktikose negali dalyvauti. Vaizduojat? O kodėl? O todėl, kad tai yra galia. Moters galia. Hormonai visi. Taip. Jie dar kaip tik sukyla. Visiškai. Net moters tai jėga, aš net atrodo, jai viskas, žinai, tarsi kaip jai viskas bus, todėl atstumia, pašalina, eliminuoja, ne? Ir vat, kad ten kiti jau tenais gautų savo visokius gėrius. O iš tikrųjų tokia moteris, jeigu jinai žino, kaip naudoti visą šitą energiją, jinai tie gali duoti, jinai gali tapti kaip fontanas ir visiems tenais užteks. Absoliutiškai visiems užteks, visai šeimai, šeimos nariam. Įsivaizduoja dabar, turi užspausti visą šitą seksualinę energiją, ne, turi užspausti, jinai sulaikyti. Tai kas gaunasi? Pati nervuota tada, ne? Bet pykti negali. Nervuota, bet pykti negali. Negali. Tada vyras nervuotas ir tas pykti negali. Nes žemėja vibracijos. O paskui komentaras, tai nesusitvarkot, nemokat su savim susitvarkyti, mažai dirbat. Mažai vibruojat. Mažai vibruojat. Kaltas gėdos jausmas. Visiškai. Iš viso tas seksualumo netgi tema, ne, vat, būtent tose dvasininkų bendruomenėse, aišku, yra tikrai tų normalių, nuostabių, kurie kaip tik skatina, kurie kaip tik adekvačių. Visiškai adekvačių, kurie kaip tik aiškina ir pasakoja ir sako ir edukuoja, kad šita energija, jinai viskas yra, jinai galia, jinai kūryba, potencialas pats didžiausias. Jūs įsivaizduokit ir pačią, žinoma, ne, kada mes būnam laimingos, vat, pavyzdžiui, kada viskas gerai ir šeimoje, ne, ir tas, kaip sakant, normalus tas seksas ir visi kiti dalykai, atrodo, tu tiesiog trykšti viskuo ir tu nori daryti, nori padėti, nori ten kažką gaminti, nori dar eiti puoštis gražiai, netgi išėjus į gatvę apsipirkti parduotuviai, kitaip eini, tiesiog atrodo po vyzą pasikeičia visa tokia, žiūri, net akis tos blizga, tai kokia sklinda energija ir šitą uždaryti.
Negalima, Negalima. negerai yra, labai reikia susilaikyti. Jo. Visiškas absurdas. Visiškas. Rekomendacija ten nustato laiką dargi. Laiką nustato 2 savaitės. Užeina 2 savaitės. Nori jinai mėnesį pasakys. Kaip susišvies, matai? Nu. Kiek nori, kad žmogus nelaimingas būtų, žinai. Kiek nori pakankinti. Pakankinti. Taip. O kas šeimose paskui va taip darosi? Constantly, ta prasme, po truputį šeimos santykis pats. Taip, todėl, kad vyras iš karto automatiškai jisai jau priešintis pradeda visom šitom praktikom, nes tai yra normalu, ne? Todėl, kad pas tave buvo, daleiskim dalykai, ir buvo santykis, ir buvo šeimoje, daleiskim tenais nuolatinis tas kažkoksai, tai ne, seksas ir visa kita, ir dabar žmona sugalvojo eiti sąmoningumo keliu ir visa kita ir sako, viskas keičiasi, dabar seksas yra žema vibracija. Neriminti irgi negali pas pačią hormonai, taigi prieš mėnesinės, po mėnesinių, per mėnesinį keičiasi vis, pykti negali, laikai viską, ne? Viskas viduje. O iš tikrųjų, būtent tos seksualinės energijos neišleidimas, negeneravimas, negavimas, netgi sekso pačio negavimas yra būtent vidinių, lytinių organų, gimdos, kaklelio vėžio, ir kitų dalykų, darinių, cistų, miomų ir visų kitų dalykų padarinys. Padarinys, tokio nuskandinto pykčio viduje. Taip, nepasitenkinimo, neišleidimo, neleidimo savo būti, savęs nepriėmimo. Ir tada po truputėlį, tyliai, nelauktai įslenka dar ir gėda. Kad jeigu aš darau kažką su vyru, ale slapta, kad niekas nežinotų, aš jau tokia biški nusidėlė, biški nusikaltėlė, jau truputį visai kito. Ir kaip žmonėm iš tikrųjų susiknisa smegenis per tokius dalykus. Taip, susiknisa smegenis ir tos ligos atsiranda. Ateina pas moteris tos ligos visokios, įvairiausios iš tikrųjų, kokių tik nėra. Per gėdos, kaltės jausmą, savęs nepriėmimą. Nuvertinimą. Visiškai, taip. Nes tu ir vertę labai prarandi, tie hormonai irgi išsimaišo, tu irgi savo tą savivertę labai prarandi. Visiškai, tikrai taip. Ir tas toksai tada atsiranda nepasitikėjimas, pyktis labai, tada prasideda partneris irgi, ar ten vyras nenori, irgi piktas vaikšto, tada vaikai irzlus, nes todėl, kad jau šeimos, tas kolektyvinis laukas pakitęs gaunasi ir viskas pradeda blogėti. Ir tada prasideda matai, tu pakilai vibraciškai, o visi aplinkui tave liko miegantį žemų vibracijų ir tau reikia daryti išvadas. Jeigu paskui tave neina vyras, jeigu paskui tave nevibruoja, jau turi žiūrėtis, daryti išvadas jau tenais ir taip toliau ir panašiai. Tai iš tikrųjų antiek išvedimas žmogaus nuo jo ašies, nuo jo balanso, nuo jo tos iš tikrųjų, kas yra laimė, į ką reikia atkreipti dėmesį. Ir visas šitas balamutinimas žmogaus, per visas šitas tokias praktikas, leidimą, kas dabar, man šiaip labai įdomu, visą laiką yra tas taisyklės, kas turi tokį autoritetą sugalvoti šitas taisyklės. Man labai įdomu, kas autoritetą. Čia daugiau prie religijos eina. Čia iš viso į tokį sektizmą labai sektizmą man eina, man tai kvapas iš viso neadekvataus, nupušusio žmogaus iš viso. Noriu susikūriu taisyklės, kitiems tu ne. Tai tu kurki savo tas taisyklės. Ir kurkis, sėdėk ir kurkis tu savo tas taisyklės, bet nekur kitiems taisyklių. Tai yra ir kartu atsakomybė? Tai čia atsakomybė, tai čia turbūt pas tokius žmonės, kažin ar žino žodį tokį, ką reiškia ta atsakomybė. Bet vien tik, pavyzdžiui, paklausius, kai kurių tų mokytojų, kiek esam stebėję, kiek pačios kažkur tai buvę, iš tikrųjų yra antiek neadekvatumas, kad, pavyzdžiui, pradeda šnekėti, kad, daleiskim, sielos visos pačios renkasi sielų namuose patirtis. Visi jie, susitinka žmonės tarpusavį, sąveikauja, vieni yra tamsus mokytojai, kiti vieni daveda iki vieno kelio, kiti daveda iki kito, kiti tie. Ir tik tai, kaip sakant, jau pradeda birėti tas visas, jau tenais sekta ta pati, jau tada prasideda, tas kaltas, tas konkurentas, tas iš manęs atima, tas tenais, žodžiu, ta siela dabar ten padarys kažką jai. Tai jeigu tu šneki,
kad visi mes esam vieni su kitais susitarę, sąveikojam, ane, tenais ir visa kita, tai tavo tikslas turėtų būti išvesti žmogų ir kad tavęs daugiau tam žmogui nereikėtų. O čia kuriama yra priklausomybė, kaltės jausmas, kad jeigu tu išeisi, išmesim tave iš bandos, atšiliauši pas mane ant kelių, prisidirbės visko pažeminimai. Prašysi manęs, prašysi tada, o aš nesutiksiu. Ja. Nesutiksiu tau padėti. Ir dar toksai savęs susidėvinimas, galima sakyti, kad visi kiti blogi, o jau tu vienas taip pat esi geriausias, kad ir kitų nėra, tik tai tu. Tai irgi toks labai stiprus ego ir susidėvinimas. Ir tos emocinės supynės, kai būna pas kai kuriuos, ne, vat, pavyzdžiui, žiūri vieną dieną, kaip sakant, siunčia ant 3 raidžių, kitą dieną tenais daleiskim, pasakoja, kad reikia badyti, nuversti, sužlugdyti. Ir visą kitą dieną vėl pasakoja, koksai švelnumas viduje gyvena, kokios aukštos energijos, vibracijos, keičia įstatymus, tada visatos galaktikos įstatymus, kada tik tai patogu yra, jau tada nesvarbu sielos ar susitarę buvo kažką tai ar nesusitarę, jau pirštais baksnuo kaltas konkurentas, tas vagis, atėmėjas, tas ten toks. Ten vėl tas tokia, o tas toks. Tu žmogaus į save vieną kartą atsisuk ir pasižiūrėk. Vat atsistok prieš veidrodį, kur buvo rekomenduojama uždengti veidrodžius. Nusiimk tos rankšluosčius, atsistok prieš veidrodį ir pasižiūrėk vieną kartą į save. Ir emocinį stabilumą, nes toks grynas emocinis nestabilumas. Tai sakau, į save. Ja. Tikrai taip. Ir tos rekomendacijos, tos įvairiausios, tos negalima, tos ribos. Įsivaizduokit, pavyzdžiui, žmogus eina tam, kad jisai išsilaisvintų, tam, kad jisai išsivalytų nuo visokių traumų, nuo ribų, nuo ribojančių įsitikinimų. Gimsta vaikelis, ne, jau jisai gimsta kažkokioje šeimoje, jį mokina jau, daleiskim pas mus, lietuvių kalbos, tada seneliai mokina tą daryk, tą nedaryk, to galima, to negalima. Tas žmogus visą laiką ėjo per gyvenimą mokyklai, draugai, darbdaviai, visko pridėjo ir jisai atėjo iki to taško, kada jisai nori būti sąmoningas. Ir tada jisai ateina pas kažkokį tai mokytoją, pas kurį irgi taisyklių labai daug. Rekomendacijų, taisyklių, to negalima, to nedaryk, to. Aš čia gal. Tai tu iš vienos traumos sistemos ir programų į kitą įstoji. Taip, Laura. Atlaisvintų tave, atlaisvintų, kad tu būtum viskas, kuo tu nori. Tau dar didesnių prideda programą, va čia negalima, čia taip sąmoningi nesielgia. Taip negalima. Čia taip negalima. Negalima ten alkoholį, aš nepropaguoju to apie alkoholį, čia tikrai galim ir nekalbėti. Bet daug ko negalima. Ko negalima. Ir džiudžinimas, teisimas kito. Va šitas teisimas kitų žmonių nuvertinimas, aš patyriau savo kailių. Realiai patyriau. Bet aš atsistojau vieną dieną ir pasakiau, užteks. Vat realiai užteks išsidirbinėti. Tikrai taip. Ir tas žinojimas geriau už kitą, nes toksai atrodo visų kalimas prie to pačio korpaliaus, kur nėra individualumo tokio, neleidžiama žmogui pasireikšti kaip individualiam asmenybei. Tu turi dabar sutapti su visais. Jeigu yra pas mane kursas, tu turi vibruoti taip kaip visi. Jeigu yra pas mane kažkas, tu turi būti tokie kaip aš sakau, tada tik tai tau seksis ir visą kitą. Ne visiems tas pats reikalinga, ne visiems tas dalykas džiugesi teikia. Vienas žemiškas, jisai, pavyzdžiui, geriausias jo tenais pakelimas vibracijų atsigulus tenais ant kokio nors samonukų ir kitam, pavyzdžiui, tai yra įsižeminimas, nes jisai skraido per aukštai, ne? Įvairiausių žmonių yra, įvairiausių patirčių, kaip galima absoliutinti kažkokius tai dalykus, ne? Negalima absoliutinti. Tik tai taip darysi, va tada tai tau bus gerai. Jeigu tu taip nedarysi, viskas tau bus. Tada bus tau viskas negerai, jo. Kiekvienas eina netgi savo tempu. Visiškai, tikrai taip. Mano tai rekomendacija tokia iš tikrųjų žmonėm, kurie klausytojų mūsų, kad iš tikrųjų, ką aš geriausiai išsinešiau iš kursų tam tikrų, kur esu buvus ir visa kita, aišku, žinios, tikrai iš kai kurių išsinešiau labai daug gerų tokių žinių, bet pavyzdžiui, iš tų, kurie buvo tiesiog kažkokie, tai išsinešiau draugysčių.
žmonių, patirčių, draugysčių. Tai va tas, va man pats geriausias buvo dalykas, tai jūs kaip einate į kažkokias bendruomenės, kursus įvairiausius ir visus kitus dalykus, tai labai labai yra svarbu, kad išsinešti draugystę tiesiog kažkokią, tai nesusipažinti su žmonėmis, su bendraminčiais ir tiesiog bendrauti, susitikimai, gyvi aš kiek turėjus gyvų susitikimų iš tikrųjų su žmonėmis? Taip. Begalės ir atvira širdim. Tikrai taip. O neslėptis, kaip atrodo, nežinau, kažko bijoti, ar čia vaidinti žymybę. Kad nuskaitytų energijas tikras, žinai, nes per ekraną labai lengva išvaidinti ten viskuo ir Marijos veideliu, ir ten to pikto tokio, aš siunčiu dabar visus, aš dabar smerkiu, aš dabar nuteisiu, aš dabar tą, bet kad iš tikrųjų realiai susitikti, kad pamatytų, žinai, pavyzdžiui, kodėl bijoji susitikti, kad pamatytų ar pajaustų tavo gyvo žmogaus energijas, bet pasakojama yra, ne, čia mes kvantinius padarę šuolius, negalima susimaišyti, čia jūsų nėra, manęs nėra, žaidimai čia, visi aikštelė, nieko nėra, jūs netikri man, aš netikrai. Ta prasme toksai atrodo, ką ir kodėl, tai į vienatvę, tai į bendrystę. Tada jau patogu, ateikit į bendrystę, bet šiaip eikit, būkit vieni, nebendraukit su kitais, dabar jūsų vibracijos pakilę, dabar jūs visi puls, norės iš jūsų viską ištraukti, norės iš jūsų iščiulpti viską. Ir tas žmogus, jisai kažkas tai užrėkė, arba jisai pats kažką padarė, jisai dabar žemai vibruoja, jis mane puola, jis iš manęs nori dabar iščiulpti visas energijas ir jūs įsivaizduot, kokia tai baimė įvaryta, kad žmogus, jisai visą laiką per savo petį dairosi, jisai žiūri, vietoj to, kad jis laisvėje gyventų, laisvai džiaugtųsi, jisai dabar žiūri, kas ten jam pakenkti nori, nes yra dabar labai daug žemai vibruojančių padarų, nežmonių ir visa kita, ne? Tokia baimė. Man atėjo vienas žodis, atėjo šarlatanizmas šičia yra. Tikrai taip. Bet iš tikrųjų, tai tu gyveni žemėje, tai tu gyveni su žmonėm, tai tu turi, iš kitos pusės tai įdomiai, kaip bebūtų atrodo, kad šitokios energijos eina tie visi guru, ar ten vedliai ir visa kita, ir bijot susitikti su žmonėm, kas tai yra. Nes tu kaip tik turi su jais irgi ir bendrauti, ir reikia tau ir pabūti vienam, reikia būti ir su žmonėm, ir bendruomenėm, ir priimti juos, tai irgi ir priėmimas kartu. Tai kaip čia dabar tos tokios aukštos frazės, aukšti kilimai, o fiziniam lygmenykas. O tas, kad yra, pavyzdžiui, per žinutes ir visa kita, vieni žmonės su kitais yra vieni prieš kitus nuteikinėjami. Tas yra taip, tas tą pasakė, gal tu su tuo biški nebendrauk, nes aš tau labai noriu gero ir jeigu tu manim pasitiki, prašau, nebendrauk, užblokuok ir visa kita. Ir įsivaizduoti, jeigu, pavyzdžiui, gyvai žmonės ateitų ir jie pajustų tam žmogui, kurio paprašė užblokuoti, nebendrauti su juo ar dar kažką ir jisai pajustų, kad jisai geras žmogus ir jie pradėtų kalbėtis. Tu įsivaizduot, kaip tas akiniai, tas melas ir visa kita manipuliacijos išnyktų, nes tenais pagrindas ir yra grinai, tas manipuliacija, vienam parašo, pritraukia, kokia tu nuostabi, kaip aš matau tave, jaučiu, kokia tu gera siela, kitam, tu irgi ten, bet aš jaučiu su tuo nebendrauk. Tada aš jaučiu tu su tuo nebendrauk, nes tave žemyn tempia. Aš jaučiu, kad tavo pakilimui tai trau. Ir įsivaizduot, pavyzdžiui, visi žmonės į vieną bendrą erdvę kažkur sueitų. Tik šakas. Subliūkštų visas burbulas. Bet čia ar mes kalbam tikrai apie sąmoningumą, apie tos vedlius? Taip. Tikrai taip. Čia sąmoningumas vadinasi, žmonių sąmoningumas. Čia naujų laikų. Dvasiniai. Aš mokytoja. Okay. Tikrai taip. Iš tikrųjų, norėjau pasakyti irgi savo. Čia yra pirmatas dalykas savo. Nes kaip tu ir kitam gali nustatyti, su kuo jis turi bendrauti, ir tu jokios teisės neturi, kad paimtum pasakyti, su to turi nebendrauti, tas taip, tai galų gali ir sielos pasirinkimas. Piršinimas žmonių tarpusavyje, todėl, kad nes čia ir yra, bet kokią jūs pažiūrėkit, pavyzdžiui, per amžius, kiek yra buvę, ne? Taip. Ar tai religijos, rasės ir visi kiti dalykai, netgi atskirtis, pavyzdžiui, Lietuva, Lenkija, Rusija, ten ir visa kita, viskas yra
išskaldyta, skaldyk ir valdyk, Skaldyk ir valdyk. Kaip tu kitaip suvaldysi minę ar didelę kažkokį kiekį žmonių, jeigu tu jų būsi nesuskaldęs. Nes vieniem vienas rezonuoja, kitiem kitas rezonuos, tretiem trečias ir paskui pasimetama savo meluose, ne? Ir tada vienas pasako, o iš kur tu girdėjai, kas tau pasakė, ai žinok, vat, labai jautėsi, kad tas žmogus, jisai nėra toksai, jisai tave nukreip nuo tavo kelio nori ir visi tokie dalykai ir prasideda žaidimai, manipulacijos įvairiausios. Tas toksai, pagailėkim, aš taip stengiuosi, aš matau, bet negaliu pasakyti, negaliu kištis, bet tau vat pasakys, nes tu ypatinga. Ir tada žmogus galvoja, aha, aš pasitikiu dar labiau dabar. Dar labiau, taip. O kad tų ypatingų ten dar šimtai sėdi tokių, kurie, pavyzdžiui, to kito ypatingo nemėgsta, nekenčia arba užblokavę yra. Tai iš tikrųjų yra va tokie dalykai, tokios manipulacijos, tokios, baisus dalykai. Ir va žmonės iš tikrųjų paskui man vienintelio tokio dalyko, aš kol suprantu, aišku, kad kiekviena siela ir pasirenka šitas patirtis ir išmoksta, ir kai tie išeina, jie atsigrėžia, pamato ir susitvarko savo gyvenimus, viskas labai nuostabu ir labai gerai yra. Bet tie žmonės, kurie yra tie tokie patiklus, ne, tie tokie, kiek jie praranda iš tikrųjų gyvenime, pavyzdžiui, tų bendryšių, tų tokių susitikimų galbūt su žmonėmis, ne, tų tokių išvažiavimų kažkokių, tiek pat santykių būna net, ne, kiek susigadina. Ir dar kitas dalykas, nusivilia. Po kažkiek laiko jie nusivilia ir galvoja, kad visas šitas dvasingumas, energijos ir visa kita melas yra, ne? Nes jie nepasitikė niekuo. Tai man šito labiausiai gaila iš tikrųjų yra. Kad visi atrodo meluoja, kad tai kas gali žmogui padėti tada. Aš, pavyzdžiui, ateidavau į sesijas, ne, mokėdavau nemažus realiai pinigus už vieną sesiją, ačiū Dievui, kad aš galėjau susimokėti pinigais ir negana to, mane pašiepdavo. Tai tu įsivaizduok gerai, kad aš esu psichologiškai ir šiaip energetiškai stiprus žmogus. O kiek yra silpnų žmonių? Tai tu net nesi saugus eiti pas tokį žmogų, ne, kad tau padėtų, nes jisai, realiai, jisai yra, kaip ir minėjau, jisai yra šarlatanas, realus šarlatanas. Tikrai taip. Ir žmonės nusivilia ir bijo paskui pas ką eiti. Kas toks sąmoninguolis, kas tokia ragana ir net užsideda už galvą, eik, tu neisiu, aš naisiu geriau pas gydytoją, pas psichologą, kuris yra tikrai gydytojas, psichologas ir galvoja žmonės, taip yra, o kiek yra pasimetusių iš tikrųjų. Ir savilaiko. Tai taip ir bijo, nes ir baimė, taip. Bet įsivaizduokit, tokie dalykai, ta gėda, ne, irgi, įsivaizduokit, einat ir jūs, man tai buvo, todėl aš galiu apie tai šnekėti. Taip, ir aš eiti sąmoningumo tuo keliu. Ir tikrai buvo tas etapas, kada galvojau, visi miegantis, taip norėjau įrodyti, visiems kelkitės, jūs žiūrėkit, kas čia visai kitaip meluoja, mums čia purškia chemtrailus, visi šitie dalykai praeitė, ne? Ir aš broliui, brolėdėjai, mamai, visiems aplinkui kišdavau savo tas visas propagandas ir visą, jūs kvailiai, nemato tenais, ne, ir visą kitą. Taip. Ir tada paskui, kai jau eini, supranti visai kitus dalykus, supranti, kad bus daugiau negu pusė dalykų, iš vis melas, pramanas ir kad netaip yra, kokia yra gėda prisipažinti prieš savus, kai tu jau susipykęs esi galbūt su geriausia drauge, nes todėl, kad bandėjai įrodyti, tave žiūrėti negali, vyras jau tavim seniausiai nusivylęs, vaikai gal irgi nusisukę, gal dar kažkas, ne? Šeimos realiai susipykę, sugriautos yra pas kai kuriuos, nes dėl to, kad tą ideologiją bandė kažkas tai skleisti ir paskui, kai tu supranti, kad tai melas, tu nenori savo pripažinti pirmiausiai ir žmonės dar tempia metus, pusantrų ir daugiau, vis tikisi, gal aš netaip supratau. Gal čia tikrai pas mane problema, negali būti, kad aš viską čia susigrioviau ir mane apgavo, mane pamela, reiškia, aš nebegaliu daugiau pasitikėti savo judgmentu, ne? Kad aš nebegaliu reiškės, nes aš kur nuėjau, mane apgavo. Tai labai gaila tokių žmonių, kurie paskui iš tikrųjų tiek įsibaimina ir paskui jau jie užsidaro ir nebenori būti atviri, žinai. Iš tikrųjų taip, Laura. Nes yra be galo nuostabių ir vedlių, ir mokytojų, ir tų praktikų, ir visų
Labai. Kitas dalykas, vat irgi pavyzdžiui, neskirstimas, kaip gali pasakyti žmogus, nes kiekvienas žmogus turi savo įrankius, kiekvienas aktyvuojasi savyje savo prisiminimus, savo įrankius, jo įrankiai tik jo rankose veikia, ne? Ir tu niekada nepavogęs jokių įrankių, niekada tu su jais net nepadirbsi, nes net jie neveiks tavo rankose, ne? Ten gali, sakant, ten kažkokios feikinti iš pradžių, bet niekada jie nedirbs. Ir dabar paskui sakyti, kad pavyzdžiui, raganos yra žemų vibracijų, šamanai yra žemų vibracijų, kad visi, kas dirba su gamtos stichijom žemų vibracijų, reikia tik tai su angelais, arkangelais ir ten aukščiausiais kvantum, Plejadom, Arktūrijans ir visa kita, nes visos kitos yra žemų vibracijų. Kaip taip reikia, kaip taip skirstyti žmonės, ne? Vietoj to, kad pavyzdžiui jau ir taip susiskirstę miegantis, nemiegantis, tai dar dabar ir šamanai, ir raganos, ir magai, ir visi dar sluoksniais kitur. Sluoksniuojami, taip. Tas blogai, tas gerai, tas blogai. Iš kur tu žinai, ką tas žmogus transliuoja? Taip sakyti. Gal jisai toks yra, ir yra, žinau, tikrai nuostabių šamanų, nuostabių raganų, nuostabių vedlių, dvasinių, nuostabių, tiesiog žmonių, kurie realiai padeda žmonėm ir iš geros dūšės, nežemindami, nesmergdami, o padėdami ir ištiesdami ranką. Kai klausia patarimo, jį reikia duoti. Kai neklausia, nereikia jo duoti. O kiek aš kartų klausiau? Aš prašiau pagalbos, aš atsimenu, pagalbos prašiau, čia yra baisiausia. Tokiu pasitenkinimu, tipo, atsuko man nugarą, bet su tokiu, žinai, pasitenkinimu. Bet iš tiesų, čia yra baisiausia, koks tas, vedlys, kai tu kreipiesi pagalbos, jisai tau specialiai net rašo, realiai žmogus, jis iš tos baimės pradeda degti, jeigu jam man asmeniškai buvo patirtis tokia, kad man pasakė tam tikrus dalykus, kur aš realiai atsimenu 3 dienas, galima sakyti, viduje degiau iš baimės, iš streso, iš baimės, ką daryti. Pradėjau kitur pagalbos ieškoti, negavau atsakymų. Aš taip viduj perdegiau. Ačiū Dievui, aš išlipau iš to, bet tai buvo baisu, nes tu realiai tiek išsigandęs, kad tu gali pakenkti kitam ir tu negauni pagalbos tuo metu, yra baisu. Ir iš tikrųjų, kai yra labai dar didelis svarbus dalykas, kada žmogus, jisai ateina pas vedlį ar ten šamaną, bet jisai jeigu ir turi klausimą, kad jis gali gauti atsakymą, tai jau yra parodymas, kad ta prasme su tavim dirba, kad tave girdi, kad tau nori padėti, o nenustumia tave, kai tau irgi galima sakyti kartais net labiausiai reikia. Bet ir tie šamanai, raganos ir niekada nežino, kas pati yra buvusi praeitose gyvenimuose, ne? Ir ta prasme, pradėkim nuo to, kad raganos yra moteris, kuri viską reginti, jinai jaučia, turi nuovoką, intuiciją ir visą kitą. Kiekviena to siekia, eina netgi moteris į tą sąmoningumą, jie siekia vis tiek to pačio. Tai ir yra raganavimas, tai yra tas iškraipytas visas žodis, ta ragana paverstas toksai, sumurzintas kažkoksai. Sumurzintas. Tai yra negerai. O iš tikrųjų raganda yra moteris, kuri fatališka, kuri viską reginti, kuri turi puikiai intuiciją, kuri puikiai gali generuoti ir žiūrėti savo įrankis, naudoti ir visą kitą, gali visas energijas turėti ir įvaldyti ir visą kitą. Tai čia yra, kiekvienos turėtų būti iš viso moters ir vyro raganija, ne, tenais ir visą kitą. Taip. Tai taip ir ne tai, kad siekiamybė, ne, bet tas toksai netgi antiek tas priėmimas. Pavyzdžiui, įsivaizduokit, kaip galima apšaukti žmogų žemų vibracijų, kuris, pavyzdžiui, su gamta bendrauja, kuris su gamtos dvasiom bendrauja, kuris su gamtos ir oro, vandens ir ten ugnies stichijom. Ir jį tu pirštu atsuki, sakai, žemai vibruoja. Kaip tu gali žemėj, kurioje pats vaikštai, kur tu įsižemini, kur į gamtą apsikabinti medį ir visą kitą, tu sakai, tai žemų vibracijų dažnis. Bet kaip iš tikrųjų net juokingai atrodo, aukštos vibracijos sako, eikite gamtą įsižeminti, po to žemina, kas yra gamta. Tai čia iš viso žodžiai nesutampa. Tai čia nesutampa, tai labai daug visokiausių tų dalykų. Tai tikrai į tas žeminim, aš nestebiu, aš nieko nematau, aš nieko nesakau, ant nei vieno nieko nesakau.
Bet kiek yra labai blogų vedlių, kurie tenais yra tokie ir tokie ir tokie ir tas kursai rengiami, išduodami diplomai ir paskui jeigu žmogus pradeda savo praktikas vesti, jisai yra vagis, aferistas, kopijantas ir tas, žodžiu, konkurentas. Tai kam tie kursai tada? Tai kam tie kursai vadinami, nes kursas tai jisai reikalingas, kad tu eini, kad kažką nori pasibaigęs daryti su tuom, o ne tik tai, kad tu diplomą pasidėjai į lentyną. Bet ir tai, supranti, čia tas pats, kaip matematikos mokytojai dėsto matematiką, tai tu vienas iš kito nesi konkurentas, nes tai yra ta teorija, tai nebent tie visi, pavyzdžiui, angelų, archangelų vardai, tenais ir vis, tu neišbursi kitokių. Tai jeigu tu jauti, kad iš tavęs kažką pavogė ir tavo informacija pavogė, reiškia, tu pribūrei viską. Nes informacija visiems bendra yra. Ir kaip kiekvienas pertikė per savo prizmę, su savo energetika ir visą kitą. Tai jeigu tu įsivaizduoji, kad iš tavęs pavogė, reiškia, tu meluoji ir buri. Taip, pas kiekvieną užsikrauna savi įrankiai. Tai yra dvasinės praktikos. Žmonės pasveiksta, taip, kur patys pasveiksta, save atsiveria tavo duotybės, pačio žmogaus duotybės. Aktyvuojasi visiškai. Ir tada jis yra kažkom tai apkaltinimas. Tai ką, mane universitetas dabar apkaltins, kad aš turiu diplomą ir, tarkim, aš galiu dirbti mokytoją. Taip. Taip. Arba, pavyzdžiui, daktarė, tu irgi konkuruoji. Arba daktarė galiu, būt metologė irgi. Pizdėts. Manikiuristė, kirpėja ir visa kita. Ne, labai. O, iškart žemai vibruoja dabar. Žemai vibruoja. Štai žemiau ir sėdi. Sėdi žemiau, sėdi. Žemų vibracijų. Vibracijų. Jau dabar nebegalima bendrauti. Dabar jau čia užsikrėtėm, reikės tiek valytis dabar jau, Jėzu. Bet va, žiūrėk, kaip džiugiai pasijuokėm ir kas čia kyla tik energija, ne? Tai va, būtent. Kokį tu duosi žodžiui prasmę pats, ne? Dabar, pavyzdžiui, kas nors ateitų japoniškai tave kokią, nežinau, kuom čia pavadintų, laisvelgesio moterim, ne? Japoniškai, sakytų, čia. Tu juoktis, va, kaip, ką žinau, koks fainas. Kaip čiauška, kaip čiumba, ne, ir visa kita. Net nesureikšmintum šito dalyko, žinai, nesureikšmintum šitų dalykų. Taip. Tai lygiai taip pat kokią patys mes reikšmę duodam tiem žodžiam. Nes, pavyzdžiui, tu gali su to žodžiu, aš, pavyzdžiui, galiu tau pasakyti, žinai, eik tu, žinai, kažkur. Taip, ir viskas, bet taip paprastai, žinai, numuot ranką, arba sakyti, Laurutė, brangiokė. Žinai, kol tu čia šypui, žinai, ir tas toksai, aš tau tas iščituoki per tos dantis, tą energiją tokią, ne? Taip. Tai visiškai, ir tu gali labai tais gražiais, malžybiniais, maloniniais žodeliais, tą žmogų taip tenais prisiųsti jam tokių negatyvų ir žemai vibruojančių, kad tenais ten nei vienas keiksmažodis tenais net nenugalės, žinai. Nenugalės tikrai taip. Amerikietiškai, kaip, neįžeidžiant kultūros, kaip šypsosi. Tikrai, visi šiti tokie dalykai, labai įdomus ir keista, kaip žmonės, pavyzdžiui, netgi stebėdami, aš suprantu, kaip būna sudievina, su tiesiog atrodo, čia mano vedlys, kodėl iš viso yra taip daroma, ne, mano vedlys, mano kažką, jūs patys save veskitės, kiekvienas vedlys turėtų būti, kad atsuktų žmogų į save, kad tu tapk savo vedlys, tu savo švyturys būk, tu savo, žinai, būk kažkas, kad manęs tau nereikėtų, kad tu daryk viską, kad tu galėtum išeiti iš čia, kad tu sustiprėtum, kad tu o čia kuriama kažkokia priklausomybė, dar vieni su kitais kiršinami, visokios šitos nesąmonės daromos, tai ar tai negalima pastebėti, aš nesuprantu, ar kokia priklausomybė žmonėm yra, ar tas bandos instinktas, ar dar kažkas, kas juos tenais kažkaip tai apakinę, žinai, tiesiog klauso, tos emocinis supynės, vieną dieną pyksta, kitą dieną verkia, kitą dieną dar kažką, ta prasme, kaip taip, sėdėti ir negirdėti. Yra iliuzinis rūkas, taip. Tai toks yra vadinamas vedlys, galiu pasakyti, ir tiesiogiai pavojingas. Kodėl? Todėl, kad jisai naudoja prieš kitus tikrai ir, šitus visus to savo duotybės įrankius pakenkti žmogui, ne? Užleidžiamas yra iliuzinis rūkas. O gal kažkokia tai panaudota yra ir
prieš patį žmogų ir pati magija, žinai. Taip, visiškai magija yra panaudojama tokiem dalykam, tai tikrai. Taip, Kuriama ir priklausomybė. ir sėdi kaip zombiai, atsisėdė, nes negirdi, nemato ir vien tik tai, kada kitas kursas, o kokia kita meditacija, o kas čia dabar buvo, ir viskas, kiek kartų reikia daryti, dieną praleidau, Panika, baime. Arba kursas prasideda bėgti, man reikia, aš negaliu nusėdėti, negaliu išeiti filmą, negaliu išeiti, negaliu tą padaryti, nes kursas tau prasidės už kelių minučių, nesvarbu, kai įrašas bus. Tai dar ir jeigu kiti būna gąsdina, kad ir tus filmus žiūrėti, kad negerai, filmai visi žiūrėti irgi. Aš turėjau omeny, kad bijo net išeiti į filmą pažiūrėti, suprantu, kad netitrūkti nuo kurso, nuo mokymų. Su vaiku savo praleisti laiką. Tuose pačiuose mokymuose ir sakoma, kad ir filmų negalima žiūrėti, nes jie žemų vibracijų yra visi. Pačių filmų žiūrėti? Taip, kiti irgi gąsdina, kad negalima filmų žiūrėti, kad tau pakenks. Taip. Ypač tenais, jeigu kokia siaubo ar karo, ar dar ką nors, tai va, jūs įtraukia, jūs per tą emociją prie jūsų prisikabina, visokie tenais dalykai, paskui sapnuoja, paskui jūs man va šitas labai įdomu, nesąmoningai parisirašot, paskui kontraktų visokiausių. Kodėl yra vedama į baimę žmonės, kodėl įgalinami žmonės, kad jūs stiprus būkit, jūs pasakykit savo, pasakykit erdviai, pasakykit tam vidiniam dievui, niekas negali prie manęs prieiti, niekas man nepadarys, eikit į tas erdves ir sakykit, niekas prie manęs niekas neveikia, eikit į koncertus, eikit dar kažkur, ne, niekas manęs negali paveikti, ne, nes aš ant tiek esu, o čia negalima, neikite, nesąmoningi kontraktai. Sapnuot negalima, nes per sapnus prasirašysit kontraktų, eiti į gatvę negalima, nes tenais kontraktai tyko, emocijų jaust negalima, nes tenais kontraktai tyko, visur kontraktai, net miegot, žmogus negali pailsėti, eini miegot su tom įsijungusią pasąmonę, o jeigu aš susapnuosiu dabar kokį nors sapną prie manęs prisikabins ir dabar man bus šakės, aš kontraktą pasirašysiu, jūs įsivaizduojat. Iš tikrųjų, kol mes šnekam, tai tokia absurdo komedija čia nais yra, iš tikrųjų. Žinokit, absurdo komedija. Ir pagalvoji, tai iš tikrųjų, wow. Vietai to, kad įgalim žmogų, jį dar toliau nuo savęs veda, dar didesnis, tai tas žmogelis, jisai išsitraukia jau save iš tos šeimos, iš tų visų, kas jam buvo pripumpuota, iš ten mokyklos. Nori nusiimti kaip svagūnas, jisai papuola į tokį, kur tenais tenais negalima daugiau negu visą laiką kažkada anksčiau yra buvę, ne, dalykų. Tai, iš tikrųjų labai baisu yra. Taip. Tai iš tikrųjų, kai žmogus jis eina to dvasingumus ir galvoja, va, pasitikėt, pradėsiu, ten geriau jausiuosi, iš to pasitikėjimas, iš daugiau kitas būna tas baimės įkrinta, kad jis čiut nebijo ir tą gatvę eiti. Tikrai taip. Tai iš tikrųjų kiekvienam, vat, kas klausotės toksai, ne, kaip atpažinti, ar dar ką nors atpažinti taip, ar jūs laisvėjate, ar jūs mąstote patys už save, ar jums nereikia kiekvieną kartą, kas biškutį eiti, klausti, kas čia, kodėl, kas apie ką, nebijoti priimti patiem kažkokius sprendimus, ne, arba nesijausti tvirtai ant kojų, arba aplinkui viskas pradėjo birėti. Ir su draugiam pykstate, su partneriais, aš norėjau pasakyti, taip. Jūs stebėkit savo aplinką. Ar jums geriau pasidarė, ar jūs viską susiknisot ir ne dėl to, kad jūs išvibravote aukštai, visi kitai žemai. Ne taip, nes vienis yra, jeigu kalbam apie vienį, tai tu turi mokėjimas bendrauti su visais. Bendrystė, tu gali sėdėti, vat, pavyzdžiui, nežinau, kur ten Lietuvoje, troleibuse, autobuse ar kažkur stotelėje ar kažkur, įsėdėti šalia to žemiausiai vibruojančio žmogus, bet tu vis tiek tu rasi ir bendrą kalbą ir pabūs tas humble, žinai, va tas. Taip. Ir tu rasi bendrą kalbą, pasišypsosi, pasijuoksi ir tavęs niekaip nepaveiks, nes tu ant tiek stiprus, niekas tau neperšoks tos kitos energijos kaip blusos, neperės, nes tu žinai, kas tu esi, bet jeigu tu negebi ir tu bijai visą laiką, tu tik kažkokia žema vibracija, tai tada reiškia pas tave patį labai žemos vibracijos. Greičiausiai žemesnis negu pas vyrą, vaikus, tėvus ir tas geriausias miegančias drauges. Absoliutiškai, bet čia toksai man dar primena tokį, žinai, narcisizmą, žinok, Laura. Nes pažiūrėk, kiek aš domėjausi ir psichologinės pusės, ne, iš tokio žmogaus, kaip
pinklių ir sunku išeiti, žinai. Labai, nes priklausomybė būna Mybė. prie Manipulacija, emociško. baimė. Taip, ir Taip. baimė ir emocijom. Pažiūrėk, vieną dieną verkti reikia, kitą jau ten visi, eikit. Tada Aha. vėl kitą dieną. Kai Hitleris. Jėzus, Aha, aha, nu. ir vėl kitą dieną apsišojus. Jo. Bet kaip ir tas Visiškai. kitų priėmimas, va, tai iš tikrųjų tas toksai kaip ir narcisizmas, kaip sakai Laura, tas ego sueina, kad tik tai aš geriausias, kiti blogiausi ir niekur kitur ir tas toksai, ta žmogų iš tikrųjų taip kaip tai kaip voras į tą tiesiog tinklą Į įvinioja. tinklą, taip. Mhm. Niekur geriau nerasite, niekas jum geriau nepadarys, geriau, aš geriausia. Tai čia yra iš tikrųjų, pavyzdžiui, įsivaizduokit, vat, jeigu žmogus ateina, jie ateina visi su traumom, su tuo dėl to, kad jie nori kažko tai išmokti, pagyti, kažką tai kitaip turėti, galbūt nusivylę tikrai tuo gyvenimu ir visa kita ir papuola į šitokį dalyką, kaip sunku yra išeiti iš tenais dar daugiau, ne tada ir savimi nebepasitikė daugiau, nes tu negebi teisingų tų sprendimų priimti, bet tu kitais tada ir dar į didesnę duobę krenti vietoj to, kad, pavyzdžiui, sakytų, aš tau dabar kol kas, galbūt negaliu padėti, arba aš tau padėjau jau visą šitą etapą, dabar tenais kitas specialistas yra be galo geras, tenais, ten kokios psichologijos. Pas vieną reikalinga yra galbūt numerologija, kitam reikalinga ten kokia paropsichologija, kitam ten kortų, kažkoksai tai dalykas, kitam tenais tas koksai horoskopas, kitam tenais, pavyzdžiui, tik su programom psichologiniu lygmeniu, kitam meditacijos, kitam ten hipnozės padeda, kitam ten dar kažkas. O čia? Taip, kiekvienam skirtingai. Taip. Visiškai. Taip. Ir kiekvienas jeigu netitinki tu kažkokio, kur turi stengtis, nededi darbo, neįdedi, pakankamai nevibruoji, reiškia, pakankamai tu nieko nededi, tu nieko nedarai, tu esi tinginys tenais ir visą kitą, iš to žmogus stengiasi dar labiau atrodo, ne? Ir tas tais pasimetusiais, tais vargšais, tokiais žmonėm, kurie ateina ieškoti pagalbos, vietoj to, kad pasitelkti daugiau, žmonių, kurie galėtų galbūt dar padėti vieni su kitu grupės daryti, ten įvairiausias, kad jie ten kalbėtų. Bendrystė. Taip, bendrystė, skaldimas visas. Skaldimas, ten blogis, ten nusidėliai, ten nusikaltimas. Ir tas žmogus kitas, pavyzdžiui, kuris iš abiejų, tų santykių gal irgi narcisistinės, jisai arba tėvai ten, pavyzdžiui, bausdavo, jisai bijo būti nubaustas, kad į jį taip visi pirštais nebadytų. Jis sėdi tenais tam kamputį, tose kursuose, tame visame agregore, toje sektoje realiai, ir tiesiog jisai bijo išėjti, nes jisai bus irgi su juo tas pats bus daroma. Ant jo bus pirštai, tu pagie konkurentė, ir visa kita. Ir taip toliau, taip. Atstumimas. Visiškai. Absoliutiškai. Ir kaip yra sakoma, jeigu mokinys praauga mokytoja, tai yra tikrai pasididžiavimas, žinai. Taip, mokytojas yra didžiausias. Tai yra didžiausias, apdovanojimas, komplimentas. Taip. O čia niekas negali eiti aukščiau. Aš visus mokinu, aš visiems viską duodu, aš viską darau. Visi tokie lūzeriai, visi tokie neišmanėliai, visi nieko negebantis, nieko nepadarantis, sėdi 5 metus šalia demonas ir dirba su demonu 5 metus ir, žodžiu, niekaip tas demonas neįsivalo iš to kito žmogaus, bet 5 metus leistas tada, jeigu tu per 5 metus negebi padėti šalia esančiam žmogui, šalia esančiam demonui. Koks meistras, apie ką tu? Jau tikrai taip. Kokią teisę iš viso turi spręsti, kad žino dar pati save. Aš ir dar kartą kartuoju, pažink pati pirmiau save, tada jau nebesirūpink apie kitą, ar jinai pažįsta ar nepažįsta save. Svarbiausia yra į save. Viskas apie save, ne apie kitus tada. Vien tik tai video pasižiūrėti seka, kur vienas apie tai, kitas pats savo prieštarauja, kitas vėl ten taip, kitas vėl savo prieštarauja. Ir tas toksai, tie pasakymai, tos erdvės, pavyzdžiui, irgi kaip žmonės yra kiti meistrai, kurie gazdina, negalima daryti sesijų, ten gilių ir visa kita, negalima eiti į tos erdvės ir vis.
prieš tai postas parašytas įrankiai pasenę. Tada postas parašytas, kad, žodžiu, pavargo, kad atsibodo žmonių šūdose kapstytis, kad toje tamsoje atsibodo kapstytis. Tada mokinasi kažkokį tai vėl irgi patį naparniką, ne kartu, neišeina nieko, tada vėl skelbia, kad čia yra baisybės ir čia vėl įrankių vogimai ir kiti kopijavimai ir tenais visą kitą. Tai apsispręsti reikėtų ties viena kažkokia tai teorija, ties vienu kažkokiu tai tuo ir stiktų, žinai, kaip sakant, tai bent jau atrodys gerai. O dabar tas, tai anas, tai gal apsispręsti. Ir viskom nepatenkinti. Ir viskur blogai, visur blogis, visur kažkas ne taip. Tiesiog, o tai kada tas gerumas ateina, ar tas toksai, tuo pačiu, kad ir pripažinimas arba priėmimas kitų, nes irgi sielos pamokas eina, kad kitus priimti, o kur tas empatiškumas žmogui. Ir tas leisti sielai savo pamokas eiti, ne, jeigu, pavyzdžiui, jinai suklysta, reiškia, jos geriausias metas klysti dabar, jeigu jisai ten kažką kitą, jo pats geriausias atėjo metas šitai patirčiai sielai. Sielos patirtis tik tai pas vieną žmogų, ne? Pas kitus visi kiti vien vagis, aferistai, konkurentai, blogiai, ten, tiesiog nupušėliai, miegantis ir visi kiti. O pamokos tik tai o pavyzdžiui, sako, pas kitą žmogų, pas tavę situacija tokia dėl to, kad tu pritraukiai, šitą situaciją pritraukiai. O kur prištelis tada aš į save? Aš savo tą situaciją, aš dariau, aš 5 metus su demonu sėdėjau, ta prasme, apie ką mes tada visi kiti, ta prasme, tai žmogus sėdė ant debesies, apsimetęs Jėzum Kristum ar ten Dievu ir atsisėdęs smerkia, tu į pragarą, tu ant 3 raidžių, tu ten vėl kažkur nušautas, tu pasmygtas, šviesos kardu, tu ten dar kažką. O dievuliau, tu mano, tikrai taip. Ir sėdė kiti, visa liaudis ploja. Suprantate, po tais postais daro nepykantos kurstymas, skaldymas ir visa kita ir sėdi žmonės, taip, dabar man reikia jo galvos, ateneš galvą, šnekėk dabar apie tai, dar pasakok, sakyk viską. Ir tiesiog, čia grinai Romos laikai. Romos laikai, kada ubagam tiem numesdavo vergam visiems tokius kovas gladiatorius, kad jie būtų užsiėmę ir negalvotų, kaip juos smaugia, kaip iš jų tenais atiminėja pinigus ir visa kita, nes jų visas fokusas ir dėmesys tenais yra. Kur dėmesys, ten energija. Kur jūsų energija kraipo, Arba čia kaip būdavo fermerio pavaizdavimas, kad viena avis kur nueina ir visos avis paskui eina. Čia toks pavaizdavimas. Taip, čia yra iš tikrųjų šou daromas ir yra tiesiog baisu. Ir tas toksai varimas ant tų kažkokių, iš vis aplamai ant kitų specialistų, niekas nieko nežino, visi ten, arba pavyzdžiui dabar irgi naujas trendas, perėję yra jau į naują žemę. Jau sąmonė ten visur, jo. Ir dabar tie visi žemų vibracijų, tie veideliai, tokie žemų vibracijų šitai, jūs dabar puls, jūs dabar tenais išvesti. Puls atsargiai. Ir visą kitą atsargiai, jo. Tai kuom padėjo žmogui sustiprėti, kad jam visą laiką reikia atsargiam būti. Aš bijau to, aš atsargus, mane įkas, mane apkrės, į mane peršoks demonas ar ten dar kažką. Apie ką tai yra kalba iš viso? Apie ką tai yra? Apie beprotybę. Visiškai. Iliuzija. Čia beprotybė, tokia visiškas nupušimas. Suicimas. Taip. O kada žemėje pačioj gyvent? Specialisto pagalbos reikia. Ir šiaip iš tikrųjų, pavyzdžiui, tas gyvenimas pats žemėje. Mes atėjom, mūsų sielos, kiek jos turėjo eiti, kiek žemintis vibracijas, kad ateitų į šitą žemę, kad pradėtų patirti, kad, pavyzdžiui, mes vyrai ir moteris, lytis dvi, kad vyrai ir moterim būna šeimas, ir visa kita, pasakojimai, kaip yra blogai turėti šeimą, kaip čia yra programa, kaip čia reikės išeiti į kitą, neišeiti, čia sansarui būsit, reikia atsijungti nuo visko, reikia tenais
neturėti pinigų, Jausmų. namų ir jausmų, nieko. Viską palikit, Taip. tik vibruokit, palikę viską. O kad, Buvo taigi net pasakyta, kad vaikams jausmų nejausi. Taip. Atskirtis. Taip, visiška. Nes turit kitaip nepereisit į kitą žemę, nes čia reiškia inkarų turit, jūs čia reiškia turite visų tokių dalykų. Tai kaip yra va, tas toksai visiškas balamutinimas žmonių ir kaip va, sėdėti su šaltu veidu, pasakoti visus šitus dalykus, paskui priešingai ten kažkur, tai va čia mes einam į vieni, žiūrėkit vagis, į vieni einam, žiūrėkit konkurentai, žiūrėkit ten vis ten tie. Taip. Į mane žiūrėkit. Žinau, aš dabar verkiu. Aš dabar sakau, kad įstatymai pasikeitė. Aš dabar kitaip. Aš dabar vėl nuskriausta. Žiūrėkit, įstatymai pasikeitė. Atėjo pas mane puola, mane kažkokia tenais apdususi. Visiškai turgaus boba žiūri. Visiškai. Žiūrėkit, kokia jinai. Aš tokia dabar vargšė, tai kur priėmimas, kur sielos pamokos, ko tu mokiniesi tada su šitais visi, kas tu tada, jeigu pas tave tokie visi baisus dalykai vyksta, ne? Tai kuom tu tada vibruoji, kad pritrauki visą šitą pas save? Kuom vibruoji? Kur ten buvo posakis, kur dėmesys ten energija. Ir kuom vibruoji, tą pritrauksi, tai ką tu kuom tu čia vibruoji, kad tiek pritrauki demonas 5 metus sėdi šalia tavęs, net nepastebė, ne? Na, tiek mokiau, tiek padėjau. Tiek mokiau, tiek padėjau. Jo. Sėdi savo demonas toliau. Žinojo, kad ateis pavogti iš manęs įrankių ir va, susirinko krūtvė ir sėdi dabar vis vagis, konkurentai, aferistai ir visa kita. Nei vieno normalaus žmogaus nėra. Taip, savo nuomonės. Iš tikrųjų, kiekvienas atsineša savo tus įrankius. Tai būtent pas kiekvieną užsikrauna savo įrankiai, pas kiekvieną aktyvuojasi jie šitose rankose, tose kūnuose, galvose ir visa kita. Nei pas vieną žmogų nėra tokio paties įrankio. Niekada nėra buvę ir tikrai taip. Tokio pačio. Tu su pavogtu net nepadirbs. Niekaip nepadirbs, kad ir taro kortos, juk visi skirtingai jas skaito. Aš neskaitau taip, kaip mane mokė. Nes tai eina iš tavo jaučiu, iš mano vidaus. Iš mano vidaus eina. O ne tai, kad mane mokė, kas parašyta yra. Nesiverčiau nei karto, nei tos knygutės, neatsiverčiau, man nereikia. Visiškai. Pavyzdžiui, pas mane irgi tas matymas, jisai atsiradęs ir aktyvavęsis yra, ne? Tai yra mano susisinchronizavimas su kitu žmogum ir per jo prizmę irgi pamatymas, ne, ten daistų, tai yra mano dalykai, tokių dalykų tu neišmokinsi, tai yra aktyvavęsi manyje mano dalykai, mano grįžę prisiminimai, vis kiekvieną kartą, kuo aš daugiau stiprėdavau, kuo aš daugiau praktikuodavau, kuo aš daugiau darydavau, vis daugiau visko grįždavo, tai nėra pamokos, tu pabandyk dabar bet kokį žmogų, aš labai norėčiau padaryti tokią, ne, eksperimentą, paimk tu žmogų nuo gatvės tokį, tiesiog paprastą. Žmogus ir išmokink tu jį dabar viską. Regresinių terapijų, matymo, visų kitų dalykų. Išmokink. Kitaip tu žinai, kur vežiai žiemoja. Taip, išmokink, praverk jam akis. Praverk tas akis. Arba kiti, kai galvoja iš tikrųjų, ką jau šiada sesijos susisėda, užsiverkia ir kažką tipo šneka. Tai užsimerk. Ir pašnekėk. Tikrai taip. Tikrai taip. Man iš viso, šitie tokie visi dalykai yra, tiesiog labai keisti ir šių dienų visose aplamai aktualiuose, tikrai tuose visuose perėjimuose, tų visų energijų kilimuose ir visa kita, kaip tik kiekvienam žmogui yra dabar labai svarbu grįžti į save, žiūrėti į save, į savo ašį, į savo stuburą. Pavyzdžiui, tie patys demonai, galėsim pašnekėti galbūt kitoje laidoje, nes kitoje laidoje apie magiją baigėsi. Bet patys žmonės, kad palikti teaserį kitai laidai, patys žmonės demonus ir susikuria. Jie neteina iš niekur ir pas tave neprisijungs šiaip. Pats iš savo minčių, kaip pas mus atėjo, tada jie patys pasakoja.
nebūtų jūsų, nebūtų mūsų. Jūs Mūsų. patys susikuriat jo. Patys susikūrėt, patys prisitraukėt, patys bijot. Taip. Patys paskui valotės, paskui vėl pasičiumpat. Mhm. Kai apsa pasidaro, grinai, kaip programėlės, No. susigeneruoja tą programėlę, ne? Taip. Ir vėl, oi, prie manęs, kiek žmonių yra, kuriem naudinga juos turėti, kiek yra žmonių, kuriem iš tikrųjų padėjo ir jie tikrai Padėjo. pamokė, nes pats geriausias mokytojas iš tikrųjų visą laiką yra tas tamsusis mokytojas, katalizatorius. Iš jo paskui jau tu išeini ir jau susirandi tuos šviesiuosius ir Taip. visą kitą, bet jau taip išmokęs viską gerai, kad tau antrą kartą niekada nereikės pakartoti to pačio. Pakartoti šito. Visiškai taip. Tai va, tai žodžiu, Puiku. baigiamoji kokia nors pasakymas yra taip, net atsikeliu. O kažkaip, dar va tie va, tokie prakeikimai, ne, va tie tokie irgi, aš sunaikinsiu, aš Aha. nuversiu traukinį ten, va, kad ir visą užsidėsiu ant savęs, ten kažką. Ką tu užsidėsi? Sau tiesiog reikėtų pasidėti. Pasižiūrėti ir užsidėti. Ir griauti savo iliuzinį tą traukinį. Tikrai. Griau gal jau viskas, nes jisai jau ir taip jau senai nuo bėgių nuvažiavęs. Tikrai taip. Tai tas toksai, su ta tokia gaidelė, iš tikrųjų žmonės, ačiū Dievui, bunda, visą laiką laukia Ačiū to Dievui. tokio laiko, kad nukristų tos kaukės, jos jau seniausiai nukrita, tik tai vad bėda ta, kad tie, kurie iliuzijai sėdi, jie nemato, kad nukritus tą Ne. kaukę, nes jie žiūkai rūke. Bet Taip. po truputėlį, viens po kito, kaip grybukai, kaip sakant, tos švieselės čia užsidega, apsišviečia ir išlenda iš to debesėlio. Tai iš tikrųjų labai džiugu ir žinokit, jūs esat ne vieni ir tikrai yra labai daug Tikrai žmonių, tikrai sąmoningų, adekvačių, tie, kurie vieni kitiem tikrai visą laiką linkia padėti, kurie linkia ir pasidalinti, pasikalbėti, yra be galo nuostabių specialistų, yra be galo nuostabių žmonių, kurie niekada neskirstis, kurie nevarys baimių, kurie kaip tik kels tą Tikrai žmogų, yra. kad jisai grįžtų į save, kad jis atsistotų, kad jisai įeitų į savo ašį, kad jisai sutvirtėtų ir skristų tais plačiais sparnais. Sparnais. Mėgautis tuo gyvenimu. Būtent, Dėl ko ir jisai kad- ir atėjo. Visiškai ir tikrai yra nuostabių specialistų. Aš neminiu mūsų dabar, bet ir turiu omeny, kad ir aplinkui yra tikrai nuostabių žmonių, be galo. labai nuostabių žmonių. Ir mes taip pat. Mes taip pat. Ir kitas dalykas, dar kas labai svarbus paminėti, va irgi labai noriu, Taip. kad niekada negalima, va tas irgi, kad tik tai vieną turėti specialistą, Turėti. kad vienas davestų. Ne, aš iš Ne. savo patirties galiu pasakyti, kad Aš tai irgi. yra siauras tunelis tada, kuriuo einat. Ir kaip Mhm. jūs palyginsit, ar tai yra tiesa ar netiesa. Ar Nes jeigu netiesa. ateisit pas vieną, paklausysit, pas kitą, pas trečią, pas ketvirtą ir savo galvoje jum ateis, aišku, žinojimas, kas iš tikrųjų jūsų tiesa jum, nes vienam tiesa yra viena, kitam Kitam yra kita. dar trečia. Tai jūs tik tai per palyginimą, galėsite nuspręsti, ar tai tiesa, ar ne, ar man čia tikėti viskuo, ar tik tai dalį kažkokią pasiimti, ar man šitas rezonuoja, ar Taip. nerezonuoja. Negalima visą laiką tik tai su vienu eiti, nes jūs savo uždarote galimybės pažinti plačiai, ne? Nes tai yra siaurų tunelių jūs esat. O kai jūs išeinat, kai jūs pabandot ir to, ir viskas pasidaro, pavyzdžiui, pas mane buvo netgi, kai aš sesijas eidavau pati, ėjau pas vieną specialistą, Aš irgi. metų, kaip sakant, ir to demono niekaip ir neišvarė 5 metus. Atėjau pas savo netgi, kur turėjau savo asmeninius klientus po metus laiko tenais, ir ilgiau, jie paskui man padėjo. Man kiti žmonės padėjo daug daugiau šiaip aplamai su įvairiausiais dalykais susitvarkyti, su ta programa apie mamą, tenais neatleidimai ir visa kita. Man padėjo kiti žmonės. Ir nereikia bijoti ar vengti žmonių, kurie ale mažiau followerių turi, arba tenais mažiau dar kažko. Jie yra alkani, jie nori padėti, jie iš viso širdies, jie dreba tiesiog, kaip jie nori padėti kiekvienam žmogui, kiekvienai sielai ir kiekvienam tam jie dirba nuoširdžiai, jie dirba iš viso širdies. Absoliutiškai. O tie, kurie prisirinkę jau sotus, jiem dzin. Dzin ant tų žmonių, jo užsisakė vėl tą sesiją. Vėl tam šūdė kapsėlis, man dabar vėl aš negaliu į gatvę šit.
Bet Jo. man vedliai pasakė, kad dabar nelaikas, reikia perdėti mėnesiui, atšaukti reikia mėnesiui, sakė, tau dabar dar, ne, galima. Arba ne, aš tau negaliu vesti sesijos. Negaliu, aš pajutau. Vedliai pasakė, atėjo ir pasakė, nes tu iš manęs nupyzdint kažką nori. Norėjai nupyzdinti, norėjai. Taip. Mhm. Ir Čia dar irgi- noriu ką pasakyti, jo, jeigu žmogus, pavyzdžiui, eina pas vieną specialistą, va, kaip ir tu sakei, neužsisėdėti pas vieną, va, vienintelį. Ir pas kitą specialistą. Svarbiausia, žinai, dar yra vienas dalykas, nedžiudžinti kito to prieš tai buvusio specialisto, Labai svarbu. ale kažko nepamatė. Galbūt jis kažko nepamatė, bet tu nuėjai pas tai, kuris labiau pamatė ir pradirbta yra. Bet kada, jūs įsiklausykite iš tikrųjų, jeigu jūs sakot, man nepadėjo niekas, bet buvo iš tikrųjų tas pokytis gyvenime ir geras buvo į gerąją pusę, tada jūs patys savo laisvą valią viską anuliuojate. Ir dar kitas dalykas, viskas kyla sluoksniais, ane? Tai Gal tenais prasivalė vieni sluoksniai tam, kad Sluoksniai kaip- eiti iki to ir jisai nuėjo pas kitą specialistą ir kitas jau jisai jį pasiėmė su Visur tų buvo- sluoksnių prieš tai buvusių, opa ir padarė. Ir sako, Padarė. "A, man tai Čia tai- nepadėjo, man O tai ten- nepadėjo." O čia, ir man padėjo. Tai va, tas irgi yra labai Jo, svarbu. suvokti, kad viskas Suvokti. energetinis iš viso darbas eina sluoksniais. Vienas nusiema, kitas pasikelia, vienas Pasikelia. nusiema, kitas pasikelia. Ir tenais niekada, aišku, yra tokių specialistų, tikrai jie daveda iki ten, mes turėję, ne, jau dabar Taip. per paskutinės dienas tų klientų, kur buvo, tikrai žmonėm realiai taip sugriautas gyvenimas, kad tiesiog baisu, tai tikrai yra tokių išimtinių atvejų, bet jeigu tai nėra kažkoksai, toksai, išimtinis atvejis ir visa kita, tai reikia suvokti ir suprasti, kad žmogus, jisai daro visą laiką viską tą, kas dabar, nes žmogaus biolaukas transliuoja informaciją, kurią nuskaito specialistas, ne pats specialistas įlenda tenais ir viską ištraukia, ne? Taip. Žmogaus, ir jeigu jisai, pavyzdžiui, neatsiveria tiek tą kartą, arba tenais pas jį labai daug tų sluoksnių yra, pirmiausia juos pravalyti, kad eiti iki tos pačios šaknies, tai ne jokiais būdais nėra, kad specialistas blogas, arba jisai neišmano, aišku, kol yra tenais ir tokių visokių, bet dažniausiai iš tikrųjų reikėtų pagalvoti ir apie šitus dalykus, ne, kad nereikia smerkti. Tai labiau pas kitus gal ir įrankiai kitokie, va, kaip sakai, skirtingi yra. Jis nueina pas tą kitą, meistrą, aš kalbu, kur geras, jisai pradirba su viena pusė, nueina pas kitą, nes ten ir įrankiai irgi yra kitokie. Nes kaip ir kalbėjot, pas visus yra skirtingi. Taip, ir įrankiai, ir matymas, ir pobūdis darbo, ir visa kita. Ir tuose sluoksniuose vienas galbūt dirbs čia, kitas čia, ir visi bendrai padarys bendrą gerą darbą. Tai reikėtų būti tiesiog dėkingam, kad viskas gerai ir įsisprendė vietoj to, kad eit paskui ir baksnuoti pirštais. O bet, nenuostabu, kai iš tokios erdvės išeina, tai, kaip sakant, primokintas tų pirštukų baksnuoti. Dabar aš jaučiu klausimą, ką mums užduos, tai kaip skirti, aš jaučiu realiai, kad tai kaip skirti, kuris geras yra dvasinis vedlys, pas kurį specialistą eiti, pas kurį neiti. Žmonėms gali būti tokia sumaištis, bet kaip atskirti žmonėms? Kaip jiems atskirti? Kaip jūs galvojat? Kaip atskirti? Šiaip iš tikrųjų, pirmiausiai tai reikėtų klausyti, ką kalba, ne? Energetiškai aišku, kad nepajaus, gal kiti nejautrus reikia labai svarbu klausyti, apie ką šneka tas specialistas, ką jisai kalba, kaip jisai kalba, kokios pas jie, ne? Ar yra tos emocinės supynės, ar yra pas jį kažkokie pykčiai, kažkokie susierzinimai, kitų menkinimas, kitų niekinimas, kitų kažkokie tai tokie visokie, arba pavyzdžiui pačio to žmogaus, va čia ateina nesąmonių klausinė, va čia nori to, čia visiškai net ne apie tai, čia va tokie kvaili, tas menkinimas, žeminimas ir visa kita.
Tai labai labai svarbu apie tai, kad jeigu kitas menkina kito darbą, žemina kito darbą, sako, va, tas nieko neišmanė, aš čia padarysiu, va, čia tas nesąmonių pridarė, aš čia padarysiu, suprasdamas, kad viskas eina sluoksniais, ane, ir visa kita, žeminimas ir menkinimas, šitas pats kaip paskirpėjo, eini vieną, kaip tu sudeginau, čia, Jėzus, kas čia per tokia šuberankę dirbo, ne, apie tavo galvos, aš tai jau čia padarys, kodėl reikia menkinti vieni kitus, kodėl reikia menkinti. Jeigu specialistai vien koncentruotųsi ne tik į pagalbą žmogui, bet ir padėti tam žmogui ir jo nevaryti dar į baimės, oi, kur tu čia buvai dabar, o Jėzus, kiek tu čia visko turi, o vietoj to leisk, aš tau padėsiu, ne? Davai pasitikrim, kas čia nais pas tavai yra. Tos patirties tau reikėjo, nes be tos patirties nebūtų šito, nebūtum pas mane, nebūtų to, kaip tik į pozityvą vesti žmogų, o čia menkina, žemina, gazdina ir visą kitą, tai manyčiau, va taip ir atskirti reikėtų, jeigu pradeda šnekėti, varyti ant kito specialisto ir visą kitą, tai pagal tai ir reikėtų atskirti iš tikrųjų. Iš tikrųjų, ir kaip tu jauti, atsiprašau, Lina, ir kaip tu jauti, būtent kartu su tuo žmogum, su tuo, kaip tu jautiesi, ar saugiai, ar saugu tau, ar baimė kažkokia tau įskelia, ar kažkokį savęs toksai gėda, nori susitraukti, žinai, ar kaip jautiesi prie su tuo žmogum. Bet iš tikrųjų, vieni ir nuėjęs į tą pačią mediją, tenai prasižiūrėjęs ten reilsus, kokie video išėjo, kokie komentarai, kad tas pas vedlys kalba, tu jau vien iš to gerą analizą gali pasidaryti. Nes tą nestabilumą pasižiūrėti, kaip jisai kalba, ar ten vieną dieną verkia, kitą dieną kažkas žemina, jau vien tai daug ką pasako. Jeigu nestabilus pats, tai kaip jisai gali stabilumo į kitą žmogaus gyvenimą. Taip. Apie tai mes ir taip kalbėjom. Taip, tai tikrai, tai atskirti pagal tai, bet svarbiausia yra visą laiką suprasti, kad, jeigu yra menkinamas, žeminamas ir visa kita darbas šiaip kito žmogaus ir visa kita, tai, reikėtų tada šiek tiek susimastyti, gal net čia reikėtų, ne? Arba, kaip tu sakei irgi, kad jeigu jaučiasi, susigūžti norisi, tai toksai įtampa jaučiasi ir visa kita, irgi tikrai netenais, nes todėl, kad, tiesiog netaip yra, ne? Netaip turi būti. Iš tiesų, kiti žmonės, tai irgi, esu su kitais bendravusi nemažai ir daug kas, pavyzdžiui, skundžiasi, kad tiesiog klausia, negauna atsakymą. Ar po sesijai, arba reikia pasakyti šitai sesijai, kad užduoti klausimą po sesijos, o kodėl man taip, registruokis antrai sesijai, tenais pažiūrėsim, tikrai aš čia nekonsultuoju per telefoną ar žinutėmis, tai žodžiu, į tokius dalykus irgi. Taip, atkreipti labai dėmesį, tikrai taip. Net tos asmeninės sesijos prabūna, turi klausimų, paklausia, vėl negauna, vėl registruokis asmeniškai. Tai vėlgi toksai kaip manipuliacija, kad tik tai asmeninės sesijos, tik tai užsiregistruok ir vėl vis tęsiasi. Jeigu dar turi klausimų papildomų dar kursų, begalė yra, tenais atsakymų saurasi ir visai šitie užsisukia. Tai va, tai žodžiu, ant šitos, kaip sakant, bangos, gaidos ir visa kita, žodžiu, baigsime šiandienos mūsų epizodą, kuris bus vienas iš ilgiausių, bet iš tikrųjų tikrai toksai karštas, toksai irgi norėjosi tiesiog žmonėm perduoti ir perteikti, į ką atkreipti dėmesį, į ką pasižiūrėti ir jokiais būdais tai ne kažkokia tai žeminimo, šmeižimo ar dar kažkokia kampanija ir visa kita, tiesiog yra dalykai, į ką atkreipti dėmesį, nes vis dėlto darbas šitas būtent dvasinis ir visi kiti dalykai yra būtent su pažįstais žmonėms, su tais, kurie labiausiai yra jautrus, labiausiai pažįsti, labiausiai kažkur tai galbūt nukentėję gyvenimuose, programų įvairiausiai turi ir reikia labai atsižvelgti būtent į tai ir į žmogaus tą, o ne kažkokias tai savo asmeninės dramas spręsti tuose socialiniuose tinkluose ir visa kita ir kaip sakant, baksnuoti, tai žeminti ir skirstytis, gailėtis, loksniuoti ir visaip kitaip.
Tai va, tiesiog atkreipti dėmesį į tokius specialistus, o mes, kaip sakant, einame toliau į dieną ir iš tikrųjų matysite mus daug dažniau, paskelbsime mūsų nuostabų tiesiog projektėlį, kuris įvyks Liepos 13, būtent moteriam, gimdos valymas per 3 kartas, mamos, močiutės ir tiesiog energijų, visas kundalinė aktyvinimas, visų čakrų, čakralinės sistemos, vyriškos ir moteriškos energijos subalansavimas, tiesiog pripildymas to moteriškumo, fatališkos moteris, tos visas šitas tiesiog. Tai 13 Liepos, kuri yra nuostabi diena, 13 yra be galo nuostabi diena, bus pirmadienis, tai žodžiu... Ir mėnulio diena, Laura, mėnulio diena. Tikrai taip. Bus karšta. Tikrai bus karšta, mes jums gražinsime jūsų seksualumą, seksualinę energiją, jūs laimingos būsit, jūsų vyrai, vaikai, visi aplinkui, ir mes, kolegos, ir visi laimingi. Tai žodžiu, va taip ir užbaigiam, tai visa informacija bus mūsų socialinėse tinkluose, Trilume, mūsų puslapyje, pas mus asmeniškai, Lina, Laura ir mane, ir žodžiu, tiesiog nesulaukiam, kada paleisim visą šitą. Tai žodžiu, gero savaitgalio, geros savaitės, dėkoju, kad išklausėte ir jeigu turite kažkokių tai pakomentavimų, pasidalinimų ir visą kitą, visą laiką lauksime mes. Ir pasiūlymų temų taip pat visą laiką lauksime jūsų komentarų, visą laiką lauksime jūsų paspaudimų, patinka ir prenumeravimo taip pat, nes iš tikrųjų nepamirškit subscribe. Tikrai, ir kiekvieną savaitę bus vis geresnės ir geresnės laidos, vis geriau ir geriau, nes mes apšylam pačios labai įeinam jau į tokį, tai vis lengviau atsipalaidavimas toksai būna, tai bus karščiau, geriau ir tiesiog. Tai dėkoju. Ačiū. Ir iki kitų susitikimų. Dėkoju.